Pulsas, kurios kūrybinė grupė šį vakarą jau parengė 3 įdomus ir tikiuosi naudingus reportažus. Pirmasis iš jų, kurį pristato Sandra, siūlo kartu su mokyklos pavaduotoja Judita Vilniene apžvelgti antro trimestro moksleivių rezultatus. Dar prieš keletą savaičių visi nekantraudami laukiame artėjančio pavasario ir atsisveikiname su žiema. Šiandien, kai jau peržengėme pavasario slenkstį, aš prisimenu, kad kai kurie pavasarį pasitiko su šypsena veide, o kai kurių širdelės kuteno mažytis rūpestėlio kirminėlis. Kodėl buvo būtent šitaip, paklauskime pavaduotojos Juditos Almienės. Labą dieną! Ar suteiksite mums informaciją, kodėl vasaris buvo neeilinis mėnuo mūsų ir kitose mokyklose? Pamėginsiu atsakyti. Šis mėnuo gal ypatingas tuo, kad tiek mūsų mokykla, tiek visos kitos mokyklos užbaigė antrąjį trimestrą. O antrasis trimestras pats svarbiausias mokinių gyvenime, nes tai yra pats darbingiausias, pats susikaupimo momentas. Sakykime, jis turėtų būti pats geriausias. Tačiau aš ką tik tai jau suvedžiau antro trimestro rezultatus ir statistika rodo ne to, ko tikėjomės. Statistika rodo, kad antras trimestras beveik toks pat kaip ir pirmas. Jeigu mokymosi kokybė pagerėjo, tai kai kurių klasių pažangumas pablogėjo. Nors pokyčių į gerąją pusę yra. Reikia pasidžiaugti, kad antrą trimestrą puikiai mokėsi 4 mokiniai. Tai Ivanauskaitė Agnė iš 5A klasės, Lupreikaitė Laura iš 5C, Masionytė Indrė iš 6A ir Mikalauskaitė Šarūnė 10A klasės moksleiviai. Tai yra, jos baigė vienais 10-ukais. Yra didelis skaičius mokinių, 25, kurie mokėsi taip pat labai gerai. Vienas kitas tik tai 9-ukas jų trimestro rezultatuose. Labai noriu išvardinti pavardės. Labai gerai antrą trimestrą baigė 5B klasės mokinė Vaičiūtė Evelina, 5C Butnoriūtė Gintarė, Kateivaitė Greta, Kolavičiūtė Vilda, Kodytė Kamilė, Švažas Mantas, iš 5D Šukys Aivaras, 6A Padulevičius Šarūnas, 6B Žakys Gražvydas, 6C Dargis Donatas, 7B Garbenytė Žiedė, Leščinskas Justas, Paulauskaitė Roberta, 8A Garbenytė Ingrida, Gečaitė Janina, Kontienytė Aistė, Tyriutė Džiuginta, 8B Ukanytė Simona, Trinkaitė Eglė, Želvytė Eglė, Pranskutė Vitalija, Petrošiūtė Rimantė, iš 9C Žimailaitė Juta ir porą 10-okus, Kietrytė Jolanta iš 10A ir Kopeikinaitė Rita 10B. Aš sąrašą galėčiau prailginti gana daug dar pavardžių, nes daug mokinių, kuriems trukdė vienintelis 6-ukas pakliūti į gerųjų sąrašą. Nes jau 6 yra patenkinamas įvertinimas ir jeigu 1, 2 yra trimestre, šie mokiniai jau priklauso tai grupiai, kurie mokosi patenkinamai. O tokių yra, tai yra, atsiprašau, nepatenkinamai, o gerai. Gerai. Ir 6 tik tai įvaro į tą patenkinamo grupę. O čia aš išvardinau mokinius, kurie trimestrą baigė 9-ukais, 10-ukais. Tačiau 1, 2, 7 ar 8, tai juos padaro gerais mokiniais. O tokių turim net 120. Na, aišku, patenkinamai besimokančių yra beveik 300. Na, tų skaičių, kurių nenorėčiau minėti, taip pat turim. Turim ir su 1 neigiamu įvertinimu, su 2, su 3. Yra neatestuotų iš visų dalykų. Šiandien bus pedagogų tarybos posėdis, mes juos svarstysime. Galvosime, ką pasiūlyti šiem mokiniam, nes jie mokymosi rezultatai yra nekokie ir jie negerėja, o blogėja. Šie mokiniai mokymosi motyvacijos neturi, tačiau darbinių įgūdžių jie turi nemažai. Jie galėtų mokytis profesijos kitoje mokykloje, o ne mūsų.
Na, kaip minėjau, šis trimestras gal geresnis palyginus su pirmuoju tuo, kad, kaip minėjau, 4 baigė puikiai, o pirmame trimestre buvo tik 2. 25 labai gerai, o buvo tik 20. Tačiau kiti skaičiai, kuriuos tuoj paminėsiu, mokinių lankomumas, praleistos pamokos, tai čia mūsų visų ir mokytojų, ir mokinių, ir aišku, tėvelių yra pati opiausia problema. Šį antrą trimestrą praleidome labai daug iš vis pamokų, 14 626 pamokas. Dėl ligos buvo pateisinta 7450 ir nepateisintų arba be rimtų priežasčių yra 3223 pamokos, kur pirmame trimestre visi skaičiai buvo atitinkamai mažesni. Iš viso buvo tik 11 000, dėl ligos 5 000 ir 2 000 nepateisintų. Manau, kad trečias trimestras bus visi darbai nukreipti vieną linkmę, ką reikėtų keisti, ką reikėtų daryti, kad pagerėtų mokinių lankomumas. O to labiau, žinom, pavasaris artėja, tuo labiau bus sunkiau moksleivius sulaikyti mokykloje 7 pamokas. Pavaduotoja, man klausant jūsų, kilo vienas klausimas. Kaip manote, kuo labiausiai reikėtų džiaugtis mokiniams ir jų tėveliams žvelgiant į praėjusius trimestrus? Rezultatais, naujomis įgytomis žiniomis, ar tuo, kad sparčiai artėja ir vasaros atostogas, vis dėlto 2 iš 3 mokslo metų trimestrų jau praeityje? Taip, 2 trimestrai jau eina į pabaigą, jeigu galim taip sakyti. Trečias yra iš vienos pusės, tai yra sunkus trimestras, kaip aš jau minėjau, tai yra pavasaris. Tai yra, reikia mokiniam patalkininkauti namuose prie ūkio darbų, sėjos darbų. Didiesiem, vyresniesiem mokiniam, 10-okam, 12-okam yra egzaminų karštlygė prasideda, rūpi stojamieji egzaminai. Ir kas čia belieka? Belieka tik keletas klasių, kurie mokysis iki birželio 1 savaitės. Tai yra sunkus tuo, kad gausėja papildomų darbų ir tai ugdomai veiklai, visam procesui, gal mažiau likti dėmesio. Nors trečias trimestras yra ir rezultatų suvedimas. Jeigu noriu, kad mano metinis įvertinimas būtų geras, tai trečias trimestras kaip ir lemiamas, nes tai yra kartojimo trimestras. Tai negaliu pasakyti nei taip, nei kitaip. Iš vienos pusės yra ir sunkesnis, nes darbai spaudžia, o iš kitos pusės tai rezultatų suvedimas. Mokiniam norėtos palinkėti, kad jie įsitektų visur, kad suspėtų visur, suspėtų gyventi ir su pavasariu, suspėtų užbaigti visus nepradėtus darbus. To reikia linkėti ir mokiniams, ir mokytojams, ir aišku, ir tėveliams. Ačiū už pokalbį. Vienas protingas žmogus yra pasakęs: mokslo šaknys karčios, o vaisiai saldūs. Pavasarį vis dažniau sušvintant saulutei, prisiminkime tai. Dabar kviečiu pasiklausyti mokyklos direktorės Liubinos Stonienės, kuri papasakos apie labdaros paramos fondą. Labą dieną, mėly Akmenės miestelio gyventojai, mūsų moksleivių tėveliai. Šiandien norėčiau kalbėti apie Akmenės vidurinę mokyklą, tačiau ne ugdymo klausimais, kiek tai galima plačiau kalbėti, bet norėčiau kreiptis į jūs kitų klausimų, tai dėl galimybės 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos Respublikos atitinkamoms įstaigoms, organizacijoms, kurios turi teisę gauti šią paramą. Akmenės mokykla yra įsiregistravusi paramos ir labdaros fondą ir į šį paramos ir labdaros fondą lėšas jūs savo klasėse pervedate praeitais metais, užpraeitais metais, už ką mes esame nuoširdžiai dėkingi. Jūsų lėšų pagalba mes kaupiame šį fondą ir
iki šių metų pagrindinės lėšas skiriame mokyklos bibliotekos tobulinimui, kūrėme skaityklą, pirkome grožinę literatūrą, įvairius žodynus, žinynus ir kitą reikalingą literatūrą, kuri yra skirta moksleivių ugdymui, jų akiračio plėtimui. Nes mūsų toks tikslas buvo, kad plėsti mokyklos biblioteką, skaityklą, kad ji taptų pagrindiniu ugdymo centru, kur moksleiviai galėtų gauti reikalingą informaciją, galėtų dirbti prie kompiuterių ar rasti šitą informaciją žinynuose, žodynuose. Ir aš šiandien drįsčiau sakyti, jeigu kiekvienas iš mūsų norime matyti mokyklą tuo šviesuliu, tuo traukos centru, ir jeigu mes galvojame, kad mūsų visuomenė turi būti besikeičianti, besimokanti visuomenė, tai turime tokią teisę padėti, tobulinti ir mokyklos turimą ir knygų fondą, ir be to tobulinti ir patį ugdymo procesą. Todėl noriu kreiptis į tėvelius, kad jeigu manote, kad galite prisidėti prie mokyklos ugdymo proceso tobulinimo ir visos aplinkos kūrimo jos kaitos, raskite galimybę užpildyti prašymą, kuris jūsų turbūt sugaišintų keletą minučių laiko, kad jį užpildytumėte. Šitame prašyme tai turėtų būti pažymėti jūsų asmens atitinkami duomenys ir mūsų Akmenės vidurinės mokyklos paramos ir labdaros fondo tam tikri rekvizitai. Šios prašymus galima gauti pas klasės auklėtojus, galima juos gauti mokyklos raštinėje. Ir jeigu jūs užpildydami šios prašymus pervestumėte iš savo sumokėtų 2003 metais pajamų, reiškia 2 procentus, tai be abejo būtų nemaža paspirtis mokyklos veiklai plėsti, ją tobulinti. Nes mes visi turbūt esame pašaukti vardan to, kad mūsų vaikų ateitis būtų geresnė, būtų šviesesnė ir jiems mokykloje būtų gera. Mokykla yra vienintelė ugdymo tokia didesnė įstaiga, aišku, bet to yra ir muzikos mokykla, vaikų darželis, kurioje mokosi jūsų vaikai, jūsų galbūt anūkai ir klasių auklėtojai, mokytojai, bet to ir patys moksleiviai supranta, kad prisidėdami šitomis pajamomis būtų galima plėsti šį fondą. Būtume nuoširdžiai dėkingi, jeigu jūs paremtumėte mūsų gerus norus ir paremtumėte mūsų veiklą. Trečiąjį reportažą apie vieną gražiausias metų laikų pavasarį jau parengė 2 šaunios mergaičiukės Kristina ir Roberta. Gero žiūrėjimo. Pavasario saulė prašvito meiliai ir juokiasi, širdį vilioja. Iškilo į dangų aukštai vieversiai, čirena, sparneliais plasnoja. Sveiki! Šiandien aš, Kristina ir Roberta, norime pristatyti savo nuotaikingą ir linksmą, kupiną šypsenų ir geros nuotaikos reportažą apie pavasarį. Kristina, kaip manai, ar vaikai ir suaugusieji jau jaučia, kad atėjo pavasaris? Aš jaučiu. Na, o ką mano kiti? Galime jų pačių paklausti. Labą dieną. Labą dieną. Ar jie jaučiasi, kad atėjo pavasaris? Žinoma, jaučiasi. Ir žmonių nuotaikos yra pakilesnės, linksmesni. Pavyzdžiui, pas mus parduotuvėje perka gėlyčių, daugiau puokščių, sveikina. Pavasaris siejasi ne tik su gamtos atgimimu, bet ir su meilės laikotarpiu. Parduotuvėje vis dažniau lankosi vaikinai, kurie perka gėles merginoms. Taip pat gatvėje matosi vis dažniau įsimylėjusių porelių. Sveikas, labas. Ar jau jaučiate, kad atėjo pavasaris? Taip, bent jau aš, kai ryte atsikeliu, kai jau būna šviesų lauke, kažkaip yra vis
labai jaučiasi, ypatingai kai šviečia saulutė. Atėjęs kiekvienas žmogus su nuotaika, oi kaip smagu, bet sirgimas taip pat daugėja. Ryšim su oro pasikeitimu, ypatingai vaikai. Pavasaris jaučiasi ne tik iš gamtos pokyčių, bet ir iš aplinkinių nuotaikų. Visi vaikšto linksmi, besišypsantys, laimingi. Pagal metų laikus pavasaris jau yra. Tačiau pažvelgus pro langą nelabai. Sniego yra, darbų daug, saulė mažai šviečia, todėl dar nejaučiu pavasario. Taip, vaikai, labai jaučiu, kad atėjo pavasaris. Patys tą pavasarį pabudinot jūs ir mes ir visi kartu per užgavėnes. O jau paukšteliai parskridė, o jau saulutė besišypsanti kiekvieną rytą per langelį visuomet mus parodo mums, kad jau tikras pavasarėlis. O kol kas niekas, nebėr sniego. Viskas, pavasaris, greit vasara, atostogos. Kad atėjo pavasaris, supratome ne tik iš vaikų ir suaugusiųjų atsakymų, bet ir plačių šypsenų, svajingų žvilgsnių, gausios energijos, meilės. Tai gėda ir linksma, tiek šviečia vilties. Tikiuosi, laikas praleistas su mūsų laida jau nepraėjo. Susitikimo su jumis lauksime ir kitą trečiadienį tuo pačiu metu.